Sveikas. Sveiki. Koks jums atrodo jūsų geriausias golas? Gal prieš AC Milaną, tikriausiai pasakyti. O rinktinį? Ta rinktinė prieš Suomius arba Olandus tikrai. Nes prieš Suomius iš labai toli pataikėt. Jo, išmanau ten kažkur. Kur? 25 metrų. Kiek? 25 metrų. Čia labai daug. Suspirtum tokį? Gal? Galėsim pamandyti kokį kartą. Tu būsi vartuose. Apsikeis. Ką? O tai kaip vartus pastatysi? Tai kitą kartą pastatysim vartų. Kaip suprasti? Nes dabar matai ant žemės yra. Taip. Tai kitą kartą pastatysim vietos, kad būtų vartai ir galėsim smūgiuoti. Geras. Koks yra jūsų mėgstamiausias futbolininkas? Kai buvau mažas, buvo Messi. Nurinkau tarp Messi ir Ronaldo, bet buvo Messi labiau. O dabar tai jau ilgai yra Frenkie de Jongas iš Olandų rinktinės, kur žaidžia Barcelonai. Patinka jo žaidimo stilius, tai tiesiog jį pasirinkau, nes matau, kad galiu jį lygiuoti su toks mėgstamiausias futbolininkas. Mano mėgstamiausias Jamalis. Kodėl? Labai talentingas tokio amžiaus, tada labai moka išlaikyti kamuolį gerai. Kaip, pavyzdžiui, padaro klaidą, tai moka ištaisyti klaidą. Kokia jūsų mėgstamiausia komanda? Jeigu iš žiūrovo pusės, tai būtų Liverpoolis. Gerai. O tavo? Barcelona. Nes Jamalis žaidė, ne ten? Ne tik dėl to, nes yra daug gerų žaidėjų ir daug laimėjo trofėjų Barcelona. O ilgai jau esi Barcelonos fanas? 2 metus. Visai neblogai. O kiek jūs metų pradėjot žaisti futbolą? Dar kai buvau darželį, tai čia buvo nuo 5 metų pradėjau, dabar jau bus 15-16 metų, kai žaidžiu futbolą. Geras. Koks jums buvo pats geriausias mačas? Jeigu kalbant klube, prieš AC Milaną, kai mušiau įvartį, o jeigu kalbant rinktinėje, tai prieš Olandų rinktinę praeitą mėnesį arba prieš Suomius. Aš labai džiaugiausi, kai pataikė. Nes galvojau, kad bus kokie 4-0. Žinai, kiekvienas taip galvoja, nes kai pamato sudėtis, tai kiekvienas, manau, žiūrovas galvoja, kad čia gali mus lengvai sutramdyti. Jo, aš buvau tada. Žiūrovasi prieš Suomius? Ne, prieš Olandus. Patiko rungtynės? Labai gerai žaidėt. Gerai buvo sukomplektuota komanda. O prieš Suomius nebuvai? Ne. Kodėl? Nežinau, negalėjau. Per šalta buvo? Ne. Mano, jūs gerai žaidėt prieš Olandus? Ne, buvo, kad žaidėm geriausią futbolą, bet tiesiog, kai žaidži prieš tokias komandas, tai reikia gintis daug ir kai turi progą, reikia jas išnaudoti. Ir kaip matė žiūrovai, tai kai turėjom progą, tai tikrai jas išnaudojom gerai. Jo, nes kai progas išnaudotai ir pataikės. Tai gali ir pasiekti rezultatą. Jo, ir manau, tada visus klausimus baigiau. Tai sėkmės ir linkiu mušti daug įvarčių ir daug pergalių. Ačiū, aš tau to paties linkiu.